Pas Danguolė. Labas, Rasuolė. Viskas, esi pasiruošus tvarkytis Xera kabinetą ir perėjimą į Safyro Xera, taip? Taip, Gerai. taip. Dabar mes kalbam per telefoną. Įjung savo telefono vaizdą, pasidalink ekranu. Kol tu įjungi man vaizdą, aš pakomentuosiu, ką mes dabar darysim. Mes dabar siūsimės Google autentifikatorių, nes mums jo reikės. Ir parodysim, kaip jo ieškoti Android sistemoje. Gerai, dabar mes ieškom Play parduotuvės. Taip, paieškoj rašom Google. Va, autentifikator, matai? Taip. Paspaus. Taip. Viskas tvarko. Ir va dabar yra spalvota gėlytė. Taip, spausk įdiegti. Laukiam, kol parsiūs. Ir dabar atidaryti. Pradėti. Taip. Tęsti kaip Danguolė. Dabar taip, dabar man uždėjo filtrą ir žinoma niekas visai nematys šitą dalyką. Dabar, kur yra pridėti kodą, šitą dalyką atsimink. Toj vietoj mes pridėsim kodą iš Xeros, kai eisim. Dabar gali viskas uždaryti ekraną ir mes pereinam į tavo planšetę dirbti. Taip, dabar aš tau įdėjau nuorodą, per kurią reikia jungtis. Paspausk ant Xera Pro. Na ir ką, tada spaudžiam Get Started, šitą mygtuką. Tą mėlyną tokį rutuliuką. Ir dabar paeinam į apačią ir mums reikia pamiršau slaptažodį. Apačioj forgo password yra. Šitą reikia spausti, taip? Šitą. Pamiršau? Taip, šitą. Paspaudžiu. Gerai, dabar įvesk savo elektroninį paštą, tas, kuris yra Safyrė prijungtas. Gerai, dabar uždėk varnelę čia. Dabar yra parodyta, ką mes turim pažymėti. Du bliūdeliai, vat, ir spaudžiam ant mėlyno mygtuko. Vat. Dabar spausk mėlyną mygtuką. Ir submit mygtuką. Einam dabar į elektroninį paštą. Vat, dabar tai yra 2AC spausk, viršutinis laiškas. Spausk ant mėlyno mygtuko. Galima, aišku, ir ant tos nuorodos paspaust. Ir dabar pasiimk savo užrašų sąsiuvinį, užsirašyk slaptažodį, kokį sugalvosi, ir mes jį čia pakeisim. Žiūrėk, ar tavo buvo specialus simbolis, matai, rodo, žiūrėk, Danguolė, rodo tik tais 3 užpildytas juosteles, vienos juostelės trūksta. Šitam slaptažodį turi būti ne mažiau 8 simboliai iš viso, į kuriuos įeina bent viena didžioji raidė, mažosios raidės, skaičiai ir specialus simbolis. Specialus simbolis tai yra ar klaustukas, ar šauktukas, ar eta, ar grotelės, kažkas va tokio. Nepažymėta, neužsidėjo. Nepažymėtas, Va, viskas, sąsiuvinį užsirašei. Dabar viską pakartok apačioj. Atsijungimas iš visų įrenginių, nereikia, tegul būna taip. Submit, spaus submit. Dabar spaus go back. Čia pasveikino, kad pakeistas slaptažodis. Ir dabar jungiamės į puslapį. Čia reikia savo elektroninį paštą įrašyti ir slaptažodį. Nors čia rašo, kad ID arba elektroninis paštas, bet aš rekomenduoju rašyti elektroninį paštą, nes pavyzdžiui pati, kai rašiau ID, tai man jo nepriėmė. Jeigu uždėsi tai varnelę, tai čia atsimins tave. Spaudžiam, aš ne robotas, aš žmogus. Taip, uždėk varnelę. Ir dabar pažymėk žvakes. Jos yra 3, matau. Čia dega ir čia dega. Ir mygtuką. Ir dabar singin. Prisijungti. Taip, dabar tau įsiųsta verifikacijos identifikavimo kodas į elektroninį paštą. Užeik į savo elektroninį paštą ir ten yra skaičiukai. Taip, atidaryk. Paskutinis laiškas.
Aha. Čia nukopijuoti reikia ar tik prisiminti ir perrašyti? Prisimink 315282. Šiaip reikia greičiau padaryti, nes jie yra laikini. 315282. Eik į savo puslapį. Ir dabar rašyk. 282. Taip. Aha, jau čia nebereikėjo nieko. Taip. Užimėk personal account. Tau reikia jas pravesti visas į apačią su šoniniu arba su pele. Va, taip, teisingai dabar. Ir taip, submit. Ir dabar prasideda labai svarbi dalis, kur jau reikalingas bus autentifikatorius, kurį mes atsisiuntėm pačioj pradžioj. Dabar taip, Danguolė, stop, nevaikščiok, aš visiems paimsiu, pasakysiu labai svarbų dalyką. Matom QR kodą, kurį galim atskanuoti arba kopijuoti Google autentifikatoriaus raktą su tokiais kopijavimo ženkliukais, 2 kvadratukai vienas ant kito. Nors Google autentifikatoriui ir yra skanavimo funkcija, tačiau iš patirties kolegų sakau, kad neskanuojam, o paimam, nukopijuojam šitą raktą, nukopijuok, Danguolė, tada mes jį kur nors pasidedam, kad mes jį paimtume ir matytume ir galėtume įeiti per telefoną pasiimti. Tai vadinasi į Messengerį. Jūs jį pasidėkit kažkur tai, kad jisai būtų jum, kaip ir sakiau, kopijavimui ir paskui pasakysiu, ką dar reikia su juo padaryti. Įsiūsk man, paskui tu jį išsitrinsi. Išsiunčiu. Eik dabar, mum rodyk kabinetą į ACS2. Taip. Ir dabar klausyk, pažymėk čia, kad galima būtų rašyti. Pirmas langiukas. Ir dabar labai įdėmiai ir greitai, Danguolė, reikia daryti tą darbą. Pirmiausia, eini per telefoną į Messengerį, Taip. Nusikopijuoji tą žinutę, kurią man atsiuntei, nusikopijuojam tą raktą, eik atsidaryk Google autentifikatorių, tą, kurį mes atsisiuntėm. Ir pridėti kodą? Ir pridėti kodą. Stop. O dabar 2 eilutės iššoko, į kurią aš turiu įrašyti. Pagal mane antrą. Įveskite sąrankos raktą. Taip. Paskyros pavadinimas. Dabar šitą paskyrą tiesiog savo paimk pasivadink, kad tu žinotum paprastai rasti, pavyzdžiui, Ksera. Sakot? Ksera. Ksera, nes čia yra Kseros prisijungimas. Sekantį eilutė jūsų raktas. Tai ten įklijuoti reikia. Pridėti tipo mygtukus. Pridėti spausk. Ką dabar matai? Kodas apsaugotas parašyta. Toliau ką matai? Matau Kserą ir matau kodus. Dabar jie žali ar mėlyni ten? Jie mėlyni yra. Greitai paimk tą skaičiuką, rašyk va čia va kompiuteryje. 8, 6, 1, 1, 6, 6. Viskas, sveikinu, tu prisijungiai ir dabar kiekvieną kartą, kai tu eisi į ACS, du ACS šitą puslapį, visą laiką taip reikės prisijungti. Reikės įrašyti elektroninį paštą, slaptažodį, pažymėti, kad tu esi žmogus, tuos paveiksliukus, kuriuos tau rodo, ir paskui bus autentifikavimo kodas, kurį turėsi įrašyti. Dabar dirbam toliau. Perjung į Kserą, pause continue. Įskleisk rodiklytę ir pasirink šalį, kurioje tu gyveni. Taip. Ir save. Klaus. Dabar mes einam ir užpildom duomenis, tie, kurie patys svarbiausi va šiuo momentu. Profilis, spausk profilį. Viršų juosta, kur yra. Taip. Paeinam į apačią, pavažiuojam. Vardo pavardės mes negalim įrašyti čia. Bet dabar mes paimam ir užpildom visus duomenis, kurie vat yra adresas. Einam, mes įrašom dabar adresą. Eik į mygtukas, kur yra edit dešiniai pusiai. Va. Namo numeris, buto numeris ir gatvė šitoj vietoj rašosi. Tik žinoma, be jokių š, ž, ten, ir taip toliau.
City miestas. Zip kode tai yra pašto indeksas. Pavažiuojam į apačią, įrašom telefono numerį su pliusiuko ženkliuku ir tarptautiniu kodu. Plus 370. Save. Taip, save. Dabar spaudžiam save. Tave pasveikino, kad duomenys atnaujinti ir dabar klaus mygtuką. Einam dabar į viršų. Kelk visą puslapį. Dabar pereinam į dashboard. Viršui kairiai pusiai pirmas mygtukas, tame, kur mes buvom. Dabar einam iki apačios. Stop. Mums reikalingos šitos lentelės. Keliaujam Kmail login. Pirma kortelė. Iš kairės pusės. Realiai, tai neturi jokio skirtumo, kokioj kortelėje mes pirmiausia paimsim ir paspausim ir įeisim. Bet kadangi mums taip patogiau, iš kairės į dešinę, su Danguolė taip ir daro. Dabar uždedam varnelę, kad mes sutinkam su taisyklėm, perskaitėm jas ir spaudžiam continue. Uždedam vėl visas 3 varneles ir spaudžiam next. Čia mes perskaitom viską ir spaudžiam next. Dabar šita vieta yra labai svarbi. Aš pakomentuosiu ir Danguolė neskubėk. Kol aš paimsiu komentuosiu, tu pasiimk savo užrašų tą knygutę, kur tavo yra visi slaptažodžiai ir rašiklį. Rašiklis turėtų būti grafitas, ne kažkokie tai šratinukai, nes šratinukai arba želinis, pavyzdžiui, galėtų būti, arba grafitas, pieštukas, ryškiai parašyta. Nes želinis, nes tušinukas arba rašalas, jisai su laiku gali tiesiog paimti, išsitrint. Arba turit stebėti, kad neišnyktų, neišbluktų tas užrašymas, nes šitoj vietoje yra kuriamas raktas. Jo kompanija neatkuria, jo pakeisti negalima. Tai čia lygiai tokis pats svarbus dalykas, kaip ir pas mus nuomo programėliai, kur blockchainas mums sukonfigūruoja 12 slaptų žodžių. Tai tik tiek, kad mes čia patys paimam ir susikuriam. Taip, dabar šitam slaptažodyje taip pat turi įeiti bent viena didžioji raidė, mažosios raidės, skaičiai ir simbolis, ir nemažiau 8. Galvokit visiškai kitokį, negu kur dažniausiai dedat. Iš viso yra labai blogas įprotis, kai žmonės paima tą patį slaptažodį, sugalvojo ir jį visur bankuose, žaidimuose, socialiniuose tinkluose, visur tą patį slaptažodį veda ir jį tvirtina. Ir dar blogesnis dalykas yra, kai nekeičia. Mes čia pakeisti negalim, bet slaptažodis turėtų būti sudėtingas pakankamai. Ir dabar pirmiausia, kaip mes jį kūrėmės. Pirmiausia, mes susigalvojam ir jį užsirašom ant popieriaus lapo. Ne čia kuriam, bet ant popieriaus lapo. Ir tada jau susigalvoja, nuo popieriaus lapo rašysim čia. Prie to slaptažodžio parašykit, kad tai yra Kmail. Čia kaip ir rašosi Kmail, rašyk Danguolė pas save, slaptažodis raktas. Tiesiog tada žinosi ir bus lengva atskirti, nereikės ieškoti tarp kitų slaptažodžių. Įrašysi, kai pradedam mes rašyti, tai čia būna akytė, galima įjungti akytę, užsirašyti tą slaptažodį, pasitikslint ar tokis, ne? Ir paskui viskas, kai mes jau jį parašom, ir kur nors kitur paspaudžiam pereina pelė, akytė dingsta ir mes daugiau jo nematom. Confirm, paspaus confirm ir dabar spaudžiam next. Šitoj vietoj nelaukit, kol jisai paims ir persisuks. Tiesiog paspaudėm confirm ir spaudžiam next. Viskas gerai. Tavo slaptažodis įsaugotas yra. Toliau spaudžiam next. Ir klik here, spausti čia. Ir keliaujam su kaip raketa į viršų šaunam. Dabar mes nepirksim licenzijos, paspausk iksiuką, išeik tiesiog. Gerai, dabar iksiukas, spausk, išeinam iš čia. Licenzija, jinai reikalinga kam? Kad mums būtų atidaryta parduotuvė. Viską mes galim vaikščioti, nes čia yra mūsų parduotuvė. Mes galim čia vaikščioti, bet jeigu mes nueisim į shopą, iš karto matysim vėl, kad mums reikia nusipirkti licenciją. Ir mes parodom visiems. Paspausk Danguolė ant shop, kairiai pusiai meniu.
Dabar paliekame šitą puslapį. Taip, licenzijos pirkimas ir visokie kitokie dalykai, pinigų įvedimas ar per biržą, ar per kortelę bus atskiri vaizdo įrašai. Pamokėlės. Grįžtam į ACES puslapį. Toliau mes spaudžiam K-Minting mygtuką ir dabar mes paimsim, pasižiūrėsim, ar jau perkelta iš Safyro kabineto čia viskas. Taip, valio, žiūrėkit, jau perkelta. Čia Danguolė, tu dabar matai savo visus pirkinius. Dabar čia mes palikim ir vėl einam 2 ACES. Į 2 ACES. Ir Xeras, spaudžiam login. I accept, sutinkam, paspausk ant to tokio rūtų, ne čia. Čia taip. Ir dabar klaus. Sutinkam su taisyklėm, perskaitėm. Ir čia yra mūsų kabinetas visas. Taip, dabar Danguolė paimam ir pasižiūrim, kiek tau liko iki sekančio rango. Pro tavo yra, ne? O sekantis kokis? O dabar taip, 70, kiek sakėm? 78,93. Tai vad kiek čia tau... Iki 100% tai trūksta tik tais 21 su trupučiu. Va, matai? Ir tu gausi 1000 eurų premiją. Nes dabar jau pas tavai yra telefonė, autentifikatorius ir viskas. Dabar žiūrėk, dar vienas labai svarbus momentas. Tau, Danguolė, ir visiems. Tas raktas, kurį iš pat pradžių mums davė ACES, kad mes įkeltume į Google autentifikatorių. Tu jį esi įsisaugojusi Messengeryje, užeik ir pasižiūrėk. Eik į Messengerį. Aš, kur tavo raktai visokie uždėsiu šitas, kad nesimatytų, žinai. Eik į Messengerį. Taigi, kairiai pusėj Facebookas. Facebookas. Taip, Facebookas čia. Čia. Ir ant manęs spaustų, man atsiuntei. Taip, dabar šitas raktas. Taip. Matai? Aha. Kodėl aš paėmiau ir pasakiau, nusikopijuok ir kažkur tai įklijuok. Dabar pasiimk savo užrašų tą knygutę, ar sąsiuvinį, ar blanknotą, kur tu rašai viską. Aha. Ir atskirai, bet būtent prie Safyro, prie visų va šitų, ne? Atskirai paimk, užrašyk. Google autentifikatoriuje ACES raktas. Tai ženkliukais 10 kartų patikrinti reikia, ar tai tikrai nesuklaidom. Persirašyti. Supratau, tai mes galim dabar Palauk, laiko. Taip, Danguolė. Nusirašysiu. Taip, palauk. Taip, aš tik tais dėl video noriu pasakyti, ne? Aha, supratau. Patikrinti, bet kiek kartų ir dar geriausia, dar kartą paimti ir nusirašyti kur nors kitur, nes ne vienoje vietoje turi būti visi slaptažodžiai, bent 2 užrašyti ant popieriaus. Ir jokiais būdais neįsaugoti jokiam kompiuteryje, nesaugoti telefone ir taip toliau. Tai turi būti užrašyta keliose vietose. Ir paskui, kai tu užsirašysi, čia iš Messengerio ištrinki. Aha. Viskas. Tai ką, mes baigėm, kol kas mūsų toks pirmas darbas pabaigtas. Ir ačiū Danguolė ir žinoma visi laukit sekančių pamokėlių, sekančių video. Ačiū tau, Rasuolė. Prašau į piniginės storumą ir iki greito. Ačiū.